pakviesti į sceną kapelos Žasla krikštatėvį, kompozitorių, atlikėją, ilgametį ansamblio Armonika vadovą Stasį Liupkevičių. Norėčiau pasakyti, kad aš esu krikštas tėvis. Būtent su Graciu Paugo mes labai senai darbgaujam. Aš labai džiaugiuosi, kad jau 10 metų prabėgo. Drįstu pranešti, kad Armonikos ansamblis įkurtas 69. Šita birbinė, viena iš pirmųjų birbinių, chromatinių birbinių, kurių dar nebuvo Lietuvoje, tai būtent servos darbo birbinė pagaminta iš obels. Gražu, jauku, smagu. Taigi aš dabar norėčiau pačią savo pirmą dainą paskirti šiam kolektyvui, kuris švenčia tokį gražų jubiliejų. Jis labai yra šaunus. Gracius Paugas labai geras vadas, jis man atrodo, kad niekad nepyksta ant jų. Turbūt jis gražiai, jis neapsakomai gražias dainas jaunystėje rašydavo. Reikėtų turbūt įbiskį dar prispausti ir dar parašys. Mano daina pirmoji bus jums visiems kolektyvams, kurie čia dalyvauja, ir jubiliatų kolektyvam. Taigi aš dainuoju, prašydamas Dievulio, kad suteiktų neapsakomos laimės gyvenime, draugystės, nesusvetimėjimų, mylėti Lietuvą ir lietuvių kalbą. Marijos žemė Lietuva. Norėčiau pagerbti dar profesionalų vieną kompozitorių, būtent Benjaminą Gorbulskį. Kodėl aš noriu privesti prie ko? Aš dainavau jaunystėje labai smagių dainų kompozitoriaus Gorbulskio, kurių dabar nesigirdi mūsų radio, televizijos
reklamose arba rytinėse laiduose, pavyzdžiui, su Aušra koncertas per Lietuvos radiją, ten kartais galima ją išgirsti. Maestro prašo pasiruošti, kadangi Gorbulskis parašė virš 1400 dainų. Kaune gimęs žydų kilmės lietuvis ir daugiausia parašęs dainų Lietuvai. Taigi dar anksti. Sena, bet jau primiršta daina. Vakaras jau saulelė leidžias, už miškų, už korių, už miškų, už korių. Vakaras, neįsim dar namorę, dar anksti. Vakaras, eik į darbą šokti, ir dainų dainuoti. Vakaras, nesimak motulę, dar anksti lietoti, dar anksti. Ir valsas, kai meilė žydi, mielas palydi, tamsią naktelę eik nebaisu. Baltos žvaigždelės supas berželio, o kaip širdelė mano šviesu. Vakaras, neįsim dar namorę, dar anksti. Vakaras, eik į darbą šokti, ir dainų dainuoti. Vakaras, nesimak motulę, dar anksti liegoti, dar anksti liegoti, dar anksti liegoti. Ir dar viena mano daina, kur pageidavimų koncertuose dažnai galite išgirsti. Ir per Baltijos televiziją, per Lietuvos televiziją, per regioninės televizijas. Daina skirta šioje salėje tautinėms mažumoms, seneliams. Bet aš žiūriu, kad čia daug prilaikot. Tai dar kartą dėkoju ir močiutėms, kadangi senelių dabar sezonas, kalėdų senelė, dabar bus, reiškia, naujų metų senelis, taip kad paskui bus sentikių, bus vėl, Dėd Maros. Tai dabar pats tas sezonas toks, ne? Tai maestro dabar ten jūs pasiruošė, ne? Taigi dabar, gerbimieji, reiškia, iš Klivlendo poetė Staniškienė Dalia. Jos žodžiai, o muzika tai mano, ir aš pabandysiu pagroti, o kartu man pakomponuos dar toks yra kaprizas iš Alytaus. Oi,
Norėjau pasakyti, kad mes dabar padainuosime Gimtinės vieškelio smiltelę. Dainą, kurią parašė Stasys Liupkevičius. Vyrai galite kviesti merginas, moteris vyrus, skardiokus ir mylimus. Smiltė